Labą rytą. Šiandien tvarkysim Audi A3 19 metų. Priekinė pakaba amortizatorius, o labiausiai atraminius guolius, stabilizatorių traukės. Problema kame yra, vairas sukant labai traška iš viršaus, matomai subyrėjęs guolis. Priekiniai amortizatoriai bus, naujos atramos, nauji guoliai, spiruoklės paliksim tas pačias, jų nelūžia, ir nauji stabilizatoriaus antgaliai. Čia darbo neturėtų būti labai daug, vėjimas geras, mašina lengva, darysim abidvi pusės, parodysiu naujas detalės. Tai va, naujos apsaugos, guolis, čia atrama, dvi poros, stabilizatorių antgaliai, nauji Baušteino amortizatoriai. Nusėvim ratą ir matom visus komponentus, kuriuos keisim. Tas stabilizatoriaus antgalis, amortizatorius, visas apsaugos, ten mano atraminis su guoliu. Dabar, kad nuleist amortizatorių, tai va žiūriu. Du varžteliai čia, vienas o čia, kitoje pusėje tas pats. Čia tai turėtų viskas atsisukti, čia turėtų išsitraukti, atsipalaiduoti, stabilizatorius ir atraminis. Stabilizatorius nuimtas, stabilizatorius antgalis labai jau laisvas iš viso. Gal dar gyvas jisai, bet šitas tai tikrai negyvas, guma jau įtampa. Tęsim darbus, bet čia kaip rodžiau reikia atsisukinėti, kad prie to vieno varžto prieiti, va šitą plasmasą reikia nusimti. Čia varžtelis, va šitas savo, tada atleisim šitą ir vieną šią plasmasą. Na ką, išsirinkom pagaliau. Spiruoklę teko biškį suspaust. Aš dariau biškį kitaip, aš neėmiau visko nuo šito. Aš tiesiog atsisukau va čia viską viršui ir viską gražiai nuleidau. Ir viskas puikiai išsiėmė, be jokių problemų. Dabar lygiai darysiu taip pat. Prisisuku iš karto atramą
su visais guoliais suvisko įkišu amortiką ir viskas labai puikiai turės susidėti. Nes kitai visą mašiną reikia ardyti. Tai va, guolis turbūt po apkrovo tai tikrai traška, nes rūdys eina ir tepalai. Vienintelis kas geras tai atrama, bampas geras, amortikas eina tepalai. Iš amortiko gerai išėjo ir va, pažiūrėkit kaip jisai veikia. Dabar sustumiu pilnai ir va laukiam. Eina. Nu, čia dabar jau po 4 paspaudimų tai jis išeina, bet pirmai kai nuėmiau, tai kokie 2-3 somo neišėjo net. Tai va. Teko atjungti ir kitą pusę iškart, nes stabilizatorius laiko atramą, šitą pakabą neina nuspausti į apačią. Tai atjungiam stabilizatorių ir nuleidom. Tai va. Naudosim. Nežinau, spiroklio čia praktiškai spaust nereikia. Žiūriu, čia vos paspaudžiu ir viskas nusėmė. Tai va, dabar surinkinėsim. Viskas yra Bilšteino. Stabilizatoriaus traukia. Stabilizatoriaus traukia yra Fago, viskų tokių nebuvo. Amortizatoriai Bilšteino. Aš nenorėjau jokių reklamų nieko, tiesiog patikrinta, tai Bilšteinai puikiai veikia. Jo, parodysim dabar, kai surinkta bus. Išdėjant amortizatorių būtinai reikia užpumpuoti minimum 5-6 kartus. Tam, kad iš jo išeitų oras, kur atėjo iš gamyklos. Tam reikia geriausia kažko kieto. Naujo kaip dirba. Užtek 6. Čia įdėjom gumą išvalę gražiai. Spiroklę. Ir surinkinėsim. Nu ką, ir viskas. Viena dešinė pusė padaryta. Stabilizatorius kol kas dar nejungiu, nes dabar darysiu kitą pusę stabilizatorius antgalio. Amortizatorius naujas įdėtas. Viską dariau visai kitaip, nes šiandien kiek pažiūrėjau, galvojau, kad užteks vietos išmauti amortizatoriui, bet neužtenka, kadangi pusė šis atsigula ant šakės ir neleidžia nuleis daugiau pakabos. Tai pagal viską, kiek aš suprantu, reikia atjungti šitą, atjungti šarnyrą, atsukti pusę šį ir viską išmauti, tai tuo pačiu ir stabdžius. Aš dariau visai kitaip. Aš susispaudžiu spiroklę ant mašinos. Nusileidau kiek eina pakaba, atsukau viršuje amortizatorių, sustūmiau štoką ir man užteko tada vietos jį išimti. Va, jis čia pakankamai giliai susimauna. Tai va, dabar šitą pusę pakeista, dabar darysim kitą pusę. Spiroklė atstojo savo vietą, viskas savo vietą. Dar va kartą parodysiu seno amortizatorius, kaip tepalą išbėgia. Ir dar vis neatsistato, dar vis dar išeidinėja štokas. Jau apie minutę. Taip, 6 metų mašina ir viskas amortizatoriai. Ir va, ranka kaip lengvai susispaudžia. Išrinkom kitą pusę, išsirinko daug greičiau, kadangi jau viską žinau. Jo, vėlgi spiroklė, sauga, guma. Amortizatorius šitoj pusėje miręs absoliučiai, visiškai.
negyvas. Keista mašina, 40 000 nuvažiavus, naują mašiną. O taip dalys nelaiko originalios Audi. Golis kaip golis, nusenėjimo jau gal traška. Bamstopus. Skvatramos tai iš visitelės. Savo amortizatorius. Jis net neišeina iki galo. Tepalas užbėgęs. Tai kaip lengvai, lėtai lenda. Pirmą kartą iš jūsų spaudė, net nesitikėjau. Fuk, kaip į vatą. Lenda, dar pabiškį lenda. Vienu žodžiu, mišęs. Na va, ir surinkau antrą pusę. Dabar čia prijungiau stabilizatorių iš karto, dabar dėsiu ratą. Čia gal greičiau užtruko, nes jau žinojau, ką darau. Tai vėlgi neišrinkinėjau aš čia viso šito suporto. Viską surinkau ten vietoj viršui. Kai viską atsukiai iš viršaus, tada užtenka vietos, kad išsimtų amortizatorius. Nes va čia jisai per šitą vietą neišsiema per aukštas, jeigu su spiruokliu su visku. Tai va. Tai ačiū, kad žiūrėt. Padarysim test drive, pažiūrėsim dabar ar traška ar ne. Bet amortizatorių iš tos pusės tai iš vis buvo miręs. Stabilizatoriaus traukia irgi. Tai manau, kad remontas padės. Ką, ačiū, kad žiūrėt iki. Nu va, pakeitėm Audi A3 visą beveik priekinę pakabą. Dabar važiuojam bandyti. Kol kas niekas netarška kaip tarškė, nes tarškė labai smarkiai dešinė pusė vairą sukinėjant. Abu amortika ir stabilizatorių antgaliai buvo mirę, abu apsitepalavę. O stabilizatorių antgaliai tai iš vis nesuprantu, iš kažkokios skordos padaryti rankoms sukinėjęs net. Čia yra 1.6 variklis. 115 arklių. Ką, turbūt gerai. Niekas daugiau nei barška, nei tarška. Bent jau to tokio traškėsio vairą sukinėjant, tai nėra tikrai ir barškėt irgi nieks nebarška daugiau, viskas gražiai vienodai dirba. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjote ir iki.